Sveiki, 100 metų nefilmavau, bent jau man atrodo, kad 100 metų nefilmavau tokio video, tai būtent arbatos vlogo. Ir jeigu esat pirmą kartą mano kanale, tai arbatos vlogas tai yra, kai aš geriu kažkokią arbatą ir kalbu apie kažkokias temas. Nieko daugiau nevyksta, tiesiog arbatos. Ir šį kartą ne dvi arbatos, iš tikrųjų viena yra, kurią noriu parodyti, specialiai išsisaugojau, darbė pas mus nupirko tokią arbatą. Ir aš kažkada paragavau ir man žiauriai patiko. Ir mačiau, kad Rimi yra, mačiau, kad Maximo yra, bet gyvai pasirodo nėra. Tai Barbora lyg ir buvo, tai kai darysiu užsakymą būtinai įsimesiu, nes Rimi šiandien net patikrinom nėra. Žodžiu, žiauriai skani, viskas tvarkoj ir norėjau šiandien kaip tik ją pagurkšnoti, geriau darbe, bet čia yra iš Etno ir Milko Long, jinai tokia labai švelnaus skonio, bet kiek paaiškėjo, jinai turi savyje ir kofeino. Ir aš anksčiau nežinau, aš ją gerdavau net ir po pietų, tai dabar paaiškėjo priežastis, kodėl aš kai kada blogai užmigdavau ir nesupratau priežasties. Tai va, o šiandien ragausiu va tokią arbatą, iš tikrųjų čia buvo paskutinis pakelis iš Lloydo, šiaip aš, jeigu kas pernai žiūrėjo, net ne pernai, anksčiau dar Lloyd arbatas aš dievinu, iš tikrųjų man jie žiauriai skanės, bet kažką jie matyt pakeitė savo receptūrą, nes anksčiau būdavo, pavyzdžiui, kur yra visokios, ten, pavyzdžiui, jeigu su imbiru, tai tokį net aštrumą lengva jauti. Jeigu tai yra su kokiais pipiriukais, tai pipiriukai jaučiasi. O čia, tokia, faina, skani arbata, viskas gerai, bet arbata ir tiek. Ta prasme, man skoniai patinka, man nei per rūgštu, nei per saldu, nei nieko. Tai va, aš čia turiu tokį dar puodelį. Žodžiu, kažkada dariau makiažą vestuvėm nuotakai ir žodžiu, gavau dovanų šitą. Tai va, prieš 9 metus ir kelias dienas. Seniai tai buvo ir netiesa. Žodžiu, aš net susirašiau, jau mano baigia užrašinę, šią rankinę nešiojas ir vis kažkokias mintis pasirašau. Tai apie ką aš noriu pakalbėti. Nes parašau būtent tam, kad nepamirščiau. Nes būna susigalvoja, reikia papasakoti tai ir tai ir tai ir tai. Ir, žodžiu, gaunas kaip gauna. Tai jums leidus aš atsiremsiu ir pasižiūrėsiu, ką aš čia prisirašiau. Tai pirma tema, kuri šviežia mano kanale, tai yra šuo, tai yra Eivo ir aš truputį kalbėjau, bet pirmiausia nenoriu savo kanale padaryti tik tai jo kanalą, ta prasme, žinau, kad aš dabar tikrai kelsiu ir matau, kad jums yra faina ir patinka ir taip toliau. Žinau, kas nemėgsta šunų ir viskas okei, ta prasme. Ir kas yra svarbu, ta prasme, toks labai keista reakcija žmonių buvo ir net ne vienas žmogus taip sureagavo, ta prasme, kad mes nuvažiavom į šuniukų jogą. Ir maždaug emocijos užvirė, šuniukai faina ir mes tą šuniuką pasiėmėm ir parsivežėm. Tai, man atrodo, nežinau, mane labai tas nustebino, nes ir aplinkoje žmonės taip kai kurie sureagavo. Ir, tikrai labai nustebau ir ta prasme, man net minčių nebuvo kilę, kad taip gali kažkas suprasti ir tarp kitko ir prenumeratorių buvo. Ir žmonių šiaip, ta prasme, gal, nežinau, 5-6 žmonės tikrai suprato būtent taip, kad mes čia žodžio emocijos pagauti nusipirkom. Pirmas dalykas, tai emocijos pagavus, tai yra didelis pirkinys finansiškai. Vienas dalykas, tai yra, brangus šuo. Antras dalykas yra atsakomybė. Ir, aš su atsakomybė esu netgi pernelyg, kaip sakant, atsakinga, kad aš imčiau gyvūną tiesiog va taip. Ir kas prisimenat, netgi per Kalėdas aš gavau nuo Brigitos Akitos šuniuką, žodžiu, pliušinį. Ir aš esu kalbėjusi, kad Akita ir mano svajonių šuo ir visa kita, bet mes labai svarstėm ir dar tarp kitko ir buvom šuniukų jogoje, kad mes rugpjūtį, man atrodo, su Akitom būtent. Ir esmė tokia, kad aš tikrai labai norėjau, man labai Akitos patinka ir aš jų tebe noriu, ta prasme, bet aš suprantu, kad yra Sabrina ir Akita, kaip bebūtų, nebūtinai sugyvena su kitų gyvūnų namie. Ir Sabrina yra pas mus ir dar nežinau, kiek jinai bus, ta prasme, iki gyvenimo galo savo, jai dabar bus
9 metai, tai ta prasme, nu, taip, jau jinai yra senjorė, bet tiesiog nesinori, nes esu girdėjusi istorijų, kad, ta prasme, kita draugauja, vieną dieną žaisdama ten per stipriai kanda, kažką ir panašiai. Taip pat teritorijoje, kad išnyksta visos katės. Ta prasme, taip, man svetimų kačių tikrai nereikia, bet, nu, kažkaip nežinau, tiesiog. Tai, žodžiu, dėl Sabrinos labiausia pasirinkau, nu čia buvo mano sprendimas, kad visgi atsisakyti tos svajonės, atsisakyti kitos ir eiti žiūrėti, kas tinka visai šeimai, visiems šeimos nariam. Ir mes darėme visi testus ir ten yra, man atrodo, puslapyje, jeigu kam aktualu, parašysiu šitam video aprašymį, mėsiu nuorodą, kur yra tai šuns testas, surašai, ten, pavyzdžiui, ar mėgsti šukuoti šunį, ar nori daug vaikščioti, ar seilės tau čia fuja ar nefuja ir panašiai. Tai ta prasme daug tokių dalykų, pasidarai tą testą ir matai, kas plius minus tinka. Tai mums, pavyzdžiui, metė visiems ten mopsą, mažiukus, tuos visus mažiuliukus. Pudelius, pavyzdžiui, ir, sakykim, pudelis, visi tie mopsai, mažiukai, nu, man jie nelimpo, nors tu ką. Korgis buvo tas, kur toksai charakteris, jo bent jau pasiskaitėm, yra toks neblogas atrodo. Jis su vaikais kaip ir gerai, toks minkštesnis truputėlį ir toks, sakyčiau, simpatiškas šuo, plus tas spalva tokios lapės, primena ir kitos. Tai žodžiu, pasitarėm su šeimyna ir nusprendėm, kad reikia nuvažiuoti, pabandyti, susipažinti pirmą su ta veislė, nes niekas aplink pas mus korgių neturi, aš gyvai jo nesu mačius, man atrodo, niekur. Tik tai Karalienės Elžbietos filme, vat tam, kur The Crown, tai ta prasme, bet gyvai nesu mačiusi to šuns ir, žodžiu, nuvažiavome į jogą ir kaip jau matėt, prieš porą video, tai šitas šuniukas pasirinko mane, jis prie manęs prilipo, jis puolė laižyti ir visą kitą ir kai nuvažiavom pas veisėją, mes, ta prasme, po jogos pakalbėjom, susitarėm, kad atvažiuosim, kada mes atvažiuosim ir panašiai. Ir mes, ta prasme, kaip sakant, važiavom pasitikrinti, ar mums to šuo, gal būna, ten, sakykim, pavyzdžiui, iš jogos, neprisimenu, dabar meta man tas reklamas ir kažkokį šuniuką meta man, jie net mažiukai yra nemėly, būtent tos kažkokios veislės. Neprisimenu, kažkokie ten tokie lopais, tokiais keistais. Tai va, tai ką aš bandau pasakyti, kad ne kiekvienas mažas šuniukas yra mielas ir net mažas neprilips. Ir buvo toksai pasitikrinimas, kaip čia yra, ta prasme, ar mums tiks ar netiks. Tai žodžiu, visiems labai patiko. Viskas ok, pakalbėjom su veisėja, nuvažiavome, kaip sakiau, pasiimti ir važiavom dar su tą mintim, kad gal mes grįšim be šuniuko, gal mes čia dar bus kažkas, gal nereikia. Ir vaikai irgi jau seniai prašė, tai triušiuką, tai jūrų kiaulytė, ir aš buvau tokios važiuodama galvoju, jeigu mes nepaimsim dabar šuns, tai tada žiūrėsim tikrai arba triušiuką, arba jūrų kiaulytę, kad vaikam būtų tiesiog kažkas toksai atsakomybės irgi pasimokyti. Ir jo, mes pasiėmėm tą šuniuką, parsivežėm ir taip, tai yra atsakomybė, tai yra kitaip, aš jau sakiau prieš tai video, man tai yra nauja, nes aš tokio naminio šuns nesu turėjusi, taip mes turim katę, bet tai visgi skirtingas dalykas, visais vedžiojimais ir taip toliau, kas faina, kad ir vaikai eina, ir vaikai žaidžia, ir vaikai užsiema, ir visi šeimos nariai su juo žaidžia. Su kate dar kontaktas toksai, kaip sakant, jisai nori žaisti, ir jis nesupranta, kad tai yra ne šuo kitas, o katė. Ir jinai nubėga, ateina, prasičekina ir vėl grįžta atgal. Tai kažkaip taip, bet žodžiu tiesiog, kur link aš lenkiu su savo šito ilgų pokalbių, kad ne, tai nebuvo impulsyvus sprendimas paimti šuniuką, nusipirkti ir tai, ta prasme, šiandien kaip tai buvo oficialiai persirašyti, tai oficialiai yra mano šuo, ta prasme, pagal dokumentus viskas yra tvarkoje, tai žodžiu tiek. Ir dar užbaigiant apie šunį, pasakykit, prašau, ar man jį dėti, kiek jo dėti, nes nesinori, kaip sakiau, kad tai būtų kanalas vien tik tai šuns. Tai šitą temą užbaigsiu. Dabar kitas dalykas dėl to mano visų nepirkimų. Tai reikia arbatos įsigerti. Dėl to mano nepirkimų. Iš tikrųjų, dabar yra vasario pabaiga, visai jau kelios dienos beliko ir kosmetikos aš nusipirkau, ką rodžiu prieš tai video, tai man pudra, bet jinai baigės, man reikėjo dažyti plaukus, nusipirkau
plaukų dažus, tada lūpdažį, be lūpdažio galėjau išgyventi, bet aš išmečiau ir dar mačiau išmesiu. Ir gal atskirai vlogą parodysiu, gal pabaigoje kažkaip įdėsiu kadrą, nors tai ne arbatos vlogo formatas, bet žodžiu, iškeliauja 4 arba 5 produktai dabar, yra plaukų kaukė, tie 2, kur rodžiau lūpdažiai ir antakių, tas, kur sakiau, testavau, tai ne dėl spalvos aš jį išmetu, jisai tiesiog sušoko tokiais, net nežinau, tinkamesnio žodžio, kaip pasakyti, bet labai negražiai atrodo, nes namie pasidažai viskas tvarkoja. Aš nuėjau į darbą šiandien ir kolegai prasilinkė ir taip pažiūrėjo mane. Aš nuėjau į tualetą ir supratau, kad mano plaukeliai yra tokiais gabalais susiklijavę ir spalva tamsina, atrodo, kaip, nežinau, kokį batų tepalą aš ten užtepusi. Tai nusivaliau ir aš rankinė visada esensu tą gelbėtoją nešiojusi, kaip sakau, irgi antakių gelį ir juo pasitepu. Tai vėlgi nukrypau. Esmė, kad atėjo kosmetikos va tai, ką matėt ir nieko daugiau ir iškeliavo 4 produktai. Tai realiai 4-5 jau. Tai ta prasme, lygiai kaip ir nesumažėjo, bet baigėsi pudra, baigėsi visokie šampūnai ir taip toliau. Ir per tą laiką aš, kaip sakau, nieko nepirkau, nieko nepapildžiau. Tai yra 2 mėnuo ir aš dar galiu su visu tuo gyventi, kaip sakant. Tai, wow, iš tikrųjų netikėjau, kad aš tiek visko daug turiu ir tas labai faina ir, ta prasme, ir nėra poreikio, taip, pudra kreminė baigėsi, bet kitos dar yra, tai nusipirkau, kaip rodžiau, tą mineralinę, bet vėlgi, tai yra tie dalykai, kuriuos aš naudoju, kurie man reikalingi ir taip toliau. Tai nėra tokių, kad, kaip sakant, čia norėčiau, būtų faina ir panašiai. Dėl rūbų, tai labai save stabdau, taip, nusipirkau kelis, matėt ir bandymų buvo, bet kažkas sėkmingai, kažkas nelabai. Tai realiai pasipildžiau man atrodo, iš AliExpresso 2 palaidinėm vasarai ir kas dar? Dar kažkas. Ir dar 1 palaidinė kur rodžiau iš About You. Viskas. Daugiau naujų dalykų pas mane nėra, bet jų tikrai bus, nes man reikia pavasarį batų, man reikia visgi džinsų kažkokių dar, nes jau vienus išmečiau, vienus sunešioti, baigiu tuos, su kuriais dabar esu, jie vaškiniai yra ale, bet jau vaško kaip ir to nebelikę, bet aš šiaip žiauriai mėgstu. Ir, žodžiu, yra visokių dalykų, kuriuos reikia pirkti ir lygiai taip pat tas ir džiovintuvas batų, kurį rodžiau video. Vėlgi, kodėl aš jį pirkau, todėl, kad mūsų daug kojos užlampo, batus džiovinti reikia ir būdavo pamainom reikia džiovinti, per naktį, turi visą per naktį laikyti ir, pavyzdžiui, ant vieno yra timeris, kur tu uždedi ir viskas gerai. Kaip sakant, jis ten džiovino tam tikrą kiekį valandų ir išsijungia, ant kito timerio nėra, tai aš nakčiai bijodavau palikti, nes tiesiog maža ką. Tai vakare padžiovini kažkiek ryte prieš išvažiuojant ir taip toliau, tai žodžiu, šitas dalykas labai geras, džiovina, ten dar yra su tais ultravioletiniais spinduliais šiek tiek pradezinfekuoja ir jis yra pučiantis toksai ir, sakyčiau, triukšmo šiek tiek yra, bet džiovina tikrai labai gerai. Tai va, tai iš tų pirkinių yra tiek ir smagu sakau, kad kosmetinė mažėja ir šiaip, to prasme, daiktų mažėja dėl maisto produktų irgi. Kruopų sumažino ir, pavyzdžiui, šiandien irgi dariau troškinį, realiai viskas iš šaldiklio arba spintelių. Tai, ta prasme, sudėjau ir sakykime, mėsą iš šaldiklio, ten mano augintos pupelės, mano brokolis, tada šaldytuvė buvo užsivaliojęs poras, tada kažkas markytės buvo pirktinės, tai tada avinžirnių įdėjau tokį miksą, gogol padariau. Tai visai gerai iš tikrųjų gavosi ir, aišku, su prieskoniais ir taip toliau, bet vėlgi, norėjau tiesiog sumažinti kažkokį tai, turinį spintelių, kad judėtų tai, kas stovi, o ne tai, kad užkrautas spintelės, nėra kas valgyti, vežėm į parduotuvę ir panašiai. Tai, žodžiu, mano tas projektas tikrai buvo man bent jau prasmingas ir aš jį tiesiu, ta prasme, ne taip pilna apimtim, kad kategoriškai nieko, tikrai pirkinių yra, bet ta prasme, ženkliai mažiau. Kita tema, kurią noriu papasakoti ir galvoju daryti atskirą video, ne atskirą video ir nežinau, čia dabar bus klaida ar ne, apie liknėjimo mano istoriją, liknėjimo storėjimo, vėlgi.
Kas esat su manim seniai, tai žinot, kad aš buvau ir lieknesnė, ir storesnė, ir vėl lieknesnė. Ir ne, tai ta prasme, galbūt kameroje tai taip nesimato drastiškai, bet, sakykime, yra sviruojanti suma, yra dviženklė. Ir aš nevardinsiu skaičių, nes jūs pakraupsit. Ir tikrai to nereikia. Ir, žodžiu, buvo taip, kad aš po pirmo nėštumo numečiau, po Evitos numečiau ir po Aišio aš buvau numetusi svorį. Ir nepaisant to, kad aš po Aišio buvau numetusi svorį, aš labai, nes aš priaugau 20 kg, bet aš turėjau su visais jokiais preklamsiją, tai vėlgi nesiplėtosiu, kas tai yra, ta prasme, tai aš buvau netiek priaugusi, netiek priaugusi svorio, kiek buvo prisikaupęs skysčių kūne. Tai va, tai, žodžiu, su visais 3 nėštumais aš tą turėjau ir buvo didelis svorio, sakykime, su dideliu pliusu išėjau gimdyti ir buvo nukritęs svoris. Ir paaiškinau, nors aš numečiau tam tikrą skaičių, bet aš vis maniau, kad aš labai stora. Ir dabar, kai pasižiūriu tos video, kai aš pradėjau filmuoti YouTube'ą prieš 12 metų, tai Jėzus, kokia aš kuda buvau palyginti su dabar. Tai va, ir esmė tokia, kad aš tada dirbu aktyviai FM-e ir, žodžiu, bandžiau visokius ten ir papildus ir viską, ir labai gėriau tą metabolizmo kavą ir visokius ten atsirado kaip tik nutrikodę, tai lieknėjimas, tai tas ir anas. Ir sąžiningai aš manau, kad aš susigadinau kažką tai. Esu tuo, nes dar prie viso to man atsirado kažkuriais metais ten toks hormoninis gydymas ir buvo labai įdomi situacija, kad per pusę metų aš priaugau 10 kg. Vėlgi aš ten reguliariai, nežinau, kėliau ar ne tuo metu, gal reguliariai ne, aš manau, bet tuo laikotarpiu, tai prasme, pirmas dalykas gydytojai neigė, kad čia susiję, kad čia ne hormonai, maždaug mažiau ėsk, kai kas taip net tiesiai šviesiai ir pasakė, nors aš ieškojau priežasties, kodėl, nes man atrodo 10 kg per pusę metų yra, labai daug. Tai va, ir sakau, man tuo momentu dabar buvo netgi klausimų, ar aš nesilaukiu ir panašiai. Ką aš su tuo dariau, tai aš, kadangi aš labai stora, tai man reikia nevalgyti pietų, tai bus geriau. Aišku, supratimo apie mitybą jokio, apie sportą jokio ir panašiai. Ir, žodžiu, kas nutiko tada? Tavrasme, svoris vėl pradėjo, ne tai kad mažėti, jis pradėjo dar labiau didėti ir kažkurio momentu aš supratau, kad, aš jaučiuosi blogai. Aš jaučiuosi blogai savo kūne, aš ir pavargstu ir visą kitą, nors žmonės, kuris, kaip sakant, mato mane gyvai, jie negalvoja, kad aš galiu sverti tiek. Ta prasme, taip, man yra labai stambus kaulai ir vėlgi dažnu atveju netgi esant normaliam svoriui, ta prasme, mano akim normaliam svoriui, labai dažnai man rodo viršsvorį, vien dėl to, kad mano kaulai yra ir, ta prasme, stambus ir tas svoris automatiškai yra didesnis, kaip sakant, pagal ūgį. Ir jeigu tiek, kaip man rekomenduoja, aš sverčiau, tai aš svėriau kažkada ir aš daugiau nenoriu tai, nes atrodo labai blogai, tikrai labai blogai. Tai va, ir žodžiu, kur link aš lenkiu, ta prasme, su tais žaidimais, valgymai, nevalgymai. Ir aš nevalgiau pietų, man atrodo, gal kokius 5 metus, gal... Realiai aš pradėjau valgyti prieš metus tik tai pietus. Prieš tai aš ten kažką tai ten gal įsimesdavau į darbą, vienu momentu batonėlių buvau sėdusi, kažkada baltyminį kokteilį įsimetinėdavau. Bet aš pradėjau sportuoti prieš 1,5 metų, jau beveik metus ir 8 mėnesius. Ir ten gavosi irgi taip netyčia atsiradau vietoje, mane pamokė kaip sportuoti ir visą kitą. Ir tada aš maitinau, nevalgiau pietų, bet realiai nepapietavo sportuoti yra labai sunku. Tai aš ten įsimetau tai apelsiną, tai dar kažką, bet vis tiek. Ir praėjus pusę metų aš nusprendžiau, kad gana reikia valgyti, pradėti pietus ir vėlgi žiūrėti, pasianalizuoti, ką aš dedu į burną. Ir ar tai buvo dieta, ne, tai nebuvo dieta. Ir iš tikrųjų aš pradėjau žiūrėti, kiek yra baltymų, kiek yra angliavandenių, kiek yra riebalų, skaidulų ir visokio velnio. Ir taip, aš nesu profesionalė. Aš niekur nesimokiau, tai yra tik informacija iš interneto, YouTube'o ir visur, kur surankiota knygų ir panašiai.
Ir ar man to gana, akivaizdu, kad ne, dar reikia tobulėti, bet aš bandau pasakyti, man yra, aš negaliu laikytis dietas, nes mano supratimu dieta, ir čia ne tik mano supratimu, kiek teko girdėti ne kartą tokią nuomonę, kad dieta tai yra kažką aš pasilaikiau ir baigiau. Tai yra terminuotas dalykas. Kai tu peržiūri ir keiti mitybą, tai mityba yra visam gyvenimui. Ir tarkim, tikrai aš dalykų, ateini žiūri, ten, pavyzdžiui, pliutės fri ir ryžiai. Tai faktas, kad rinksies ryžius, ir ten, tarkim, koks nors, nežinau, kugelis su spirgučiais ir panašiai, ir grietinė, ir ten dar kažkas ant viršaus. Tai, ir ten rinksies kažkokius kitokius dalykus, kur bus ir to, ir ano, 3 ir 5. Tai faktas, kad kugelis pralaimi. Ir taip, kartais aš tikrai supiknaudžiauju ir su to pačiu kugeliu, ir su cepelinais, ir viskas yra ok, bet, žiūriu, stengiasi balansuoti ir panašiai. Tai vėlgi, žinau, kas yra eina kategoriškai į šitus dalykus ir, ten labai labai griežtai žiūri ten kiekvieną tą kaloriją, kiekvieną tą balansą ir panašiai. Aš nežiūriu, nežiūriu, neskaičiuoju gramų ir taip toliau, aš žiūriu, kas yra pas mane lėkštėje. Ar turiu aš visame tame rezultatų? Realiai taip. Ar jie matosi vizualiai? Žmonės sako, kad taip. Aš pati matau ant rankų ir ant kojų ir jaučiu ant liemens, nors nematau. Aš darausi nuotraukas dėl savęs pačios ir jų čia tikrai nekelsiu, nors tai būtų labai populiaru ir yra populiaru. Ir dažnai sulaukiu to klausimą ir esu ne kartą minėjęs, kokie čia tavo pasiekimai, ten pavyzdžiui, arba tai tu čia geležį stumdai ir panašiai. Pasiekimai yra tokie, kad turbūt čia yra akivaizdžiausia, kad, mano raumenų kiekis aš dariau prasportavusi, kiek aš ten 8 mėnesius prasportavusi, aš dariausi savo tą kūno masės analizę ir dariausi paskui po 1,5 metų sporto. Metų ir 5 mėnesių. Tai tada buvo tas dalykas, kad pokytis tarp tų kelių mėnesių yra tai, kad plus 200 gramų raumenų vien ant rankų. Tada sumažės riebalų procentų skaičius, man atrodo, per gal 4 ir 5 procentus. Tada ant kojų raumenų padidėjo, neprisimenu kiek, liemens apimtis sumažėjęs ir panašiai. Tai faktas, kad rezultatai yra. Ar jie yra tokie, kad ten aš atėjau per mėnesį numečiau ar per 12 kg ar ten 10? Ne, kilogramų numečiau irgi, bet vėlgi, kai sportuoju ir keičiasi raumenys, atsiranda, o riebalai kažkur dingsta, tai svoris nelabai stipriai ir pasikeis. Taip kažkiek pakrenta, bet vėlgi, kaip ten sako, oi, plus 2 kg minus 2, tai gal ten vandenys kažkokie susikopė, ir jie paskui išėjo dėl kažkokių priežasčių ir taip toliau. Tai iš tikrųjų čia yra toks mokslas ir tiek visokių dalykų yra ir teorijų. Kažkas ten valgyk 3 kartus per dieną neužkandžiau, kažkas valgyk taip, kad niekada nejaustum alkio jausmo, kažkas dar kažką. Ir netgi tiek yra skirtingų teorijų ir reikia žiūrėti, ką mes jaučiam, kas tinka man. Ne tai, kad ten pasakė tas, 3, 5, aišku, jeigu gydytojas išrašė, kad jums reikia taip ir ne kitaip, viskas ok. Arba ten, sakykime, dietologas kažkoks, bet kaip prisiklausom iš kažkur interneto ar kažkur, kad reikia tik tai taip ir ne kitaip. Nes aš kai pradėjau domėtis, tai man buvo košė visiškai galvoj, nes čia klausau būtent apie tą, kad užkandžiaut negalima 3 kartai per dieną, kategoriškai nieko daugiau. Kitur 5 kartai per dieną ir jokių ten būdų neiššaut. Tada netgi su vitaminais vieni sako, jokių būdų, jokių vitaminų su sultim gerti negalima, kategoriškai. Kitur vos negeležį, pavyzdžiui, užgerinėk šitų sultim. Aš kaip prisimenu, negalima. Vėlgi, aš ne mokslininkė, negaliu pasakyti, kaip ten kas yra, bet tiesiog yra daug labai įdomių teorijų ir skirtingų. Ar jos teisingos? Kažkurios gal teisingesnės negu kitos, bet kurios yra kurios, labai sunku nuspręsti. Tai žodžiu, vėlgi, užsikalbėjau labai daug ir
mintis yra tame, kad esmė tokia, kad judėti reikia, bet kiekvienas pasirenka savo patogiausią būdą. Kažkas mėgsta vaikščioti, kažkas važinėti dviračiu, kažkas žaidžia tenisą, kažkas padelį, kažkas eina į boksą, kažkas dar kažką daro. Tu prasme, kiekvienas daro tai, kas jam priimtina. Lygiai taip pat ir su mityba, kažkas laikos dietos ir panašiai. Bet tiesiog man tas labai suimponavo, kad jeigu jums nereikia, tai niekas jūsų neprivers to daryti. Tai viena. Antrą dalyką, aš po fizinių krūvio jaučiuosi emociškai labai gerai. Ir pavyzdžiui, čia neseniai buvo labai sudėtinga diena darbe, ta prasme man, kaip sakant, dūmai iš ausų rūko, nes tikrai buvo labai sudėtinga. Aš vienu metu, sėdžiu mytą, kažkas skambina, aš vienu metu turėjau būti keliose vietose ir visokių reikalų buvo ir vienur ragelį padedi, tada jau kažkas kitas skambina, tada žiūrėk, jau ten per kitur skambina, tada kažkas užėjo ir ta prasme, ne tai, kad kažkokia pertrauka, tai viens kitą perdenginė ir kažkurio momentu supranti, palaukite, stop. Tai su tokia būsena parvažiavus namo, tai, kaip sakant, nežinau, ant kažko, kas pirmas pasitaikęs, galima labai išsilieti. Tai tuo tarpu, kai nueini į salę, atkenčia hantelį, treniruoklį ir visą kas, ir išeini tokia nusinulinas ir gali gyventi toliau visai, kaip sakant, be emocijų ir taip toliau. Tai va, tuo aš norėjau pasidalinti ir iš tikrųjų apie sportą galvoju labai seniai, apie šuniuką irgi galvoju, kad reikia paaiškinimo, kas čia ir kaip. Tai tikiuosi dabar aiškiau bus ir nesakau, mane sutrikdė ta situacija dėl šuns iš tikrųjų ir kad aš galėjau tokį sprendimą priimti. Tai kartais suprantu, kad žmonės mane mato galbūt ne visai tokia, kokia aš esu. Tai va, tai parašykit komentaruose, prašau, ar jūs turite augintinį ir kiek ilgai ėjo iki to, jeigu turit, kol jisai atsirado pas jūs ir taip pat ar sportuojat, ar ne ir jeigu taip, tai ką. Įdomu labai iš tikrųjų. Net nebūtinai sportuojat ar aktyviai gyvenat. Net ir pasivaikščiojimas yra judėjimas, aktyvus gyvenimo būdas. Kaip sakant, galima net jeigu nueisi kilometrų nemažai, tai gali būti irgi kaip sportas. Tai va. Tai einu gerti savo arbatą, žiūrėti kaip ten šeimyna, nes girdėjau, kad buvo žaidimų. Ir ačiū, kad buvot kartu. Lauksiu jūsų komentaruose ir iki susitikimų kitose video. Ate.